Labą dieną visiems. Senokai vėl nesimatėm. Parvažiavo John Deere'as iš spa sanatorijos. Antifrizas į karterį buvo subėgęs. Kapitalinis variklio remontas. 5800 motovalandų. Liuks, super. Nu nieko, sutvarkėm, bus dabar naujas traktorius. Kol kas nors vėl nesugės. Pasėjom 80 hektarų jau kviečių. Teko prisimontuoti va tokius dalikėlius. Nes kada dirbtoj žemėj dirbam, nes buvo, dabar viskas sėsis tik tais į rapsienas tiesiogiai, tai darydavo šitą eilę, šitos eilės sumesdavo kalniuką per vidurį, o per vidurį yra priekinė eilė, tai gyliai skiriasi, tai va tuos pakabinom biškį, tuos kalniukus nudaužė. Toks įdomus sezonas su rapsais, su rapsų sėjom, pabaigėm su senuoju John Deere'u, teko pabaigti. Be trąšų, be nieko, nes traktorius užlinko ir tiek žinių. Kas toliau vartus va gaminamės. Dar liko 3 vartai tokie pasidaryti ir bus padaryta, tik liks skardą užsakyti. Gal kas žinot, kur geriausiam kainom skardą užsisakyti. Tai va, bus tokie 4 vartai. Čia vakar vienus greitai suvirinom. Tai dabar va gembę dar vieną pakabinsim. Nes bus 2 vartai. 2 ant vienos štangos kabės ir 2 ant kitos štangos kabės. Tai aišku, dar visus tuos laikiklius reikia sudėti. Bus vartukai padaryti. Čia dabar tų dienų. Tai kada dabar pasėta? Geras klausimas, nežinau. Reikia pasižiūrėti, čia tokai sausa buvo, žinai, dirbom. Čia bus gera savaitė jau viršaus. Penktadienį, man atrodo, čia pasėjom. Tik šiandien yra... Šiandien yra trečiadienis. Trečiadienis, tai bus grubiai savaitė kažkur. Taip čia užmetus. Bet buvo žiauriai sausa. Jo, bet dabar vakar iškrito 10 mm, ne? Tai per 2 dienas bendrai 10 mm ir čia kai dirbom, tai čia buvo žiauriai sausa. Čia antrą kartą perdirbau dar. Tai čia du kartus skusta buvo, ne? Jo, 2 kartai suskusta ir pasėta Arkadija ta visa. Jo. Tik truputį Tai kokią normą čia sėjai? Čia apie 3,5 milijono, nes pirmos sėjos buvo. Jo. Tai 3,5 sėjom, o toliau jau paskui jau didinom. Tai... Jo, ir ką, realiai matosi viskas labai gražiai pareina kviečiai ir pareina rapsas labai gražiai. Jo, nes čia PDŽ buvo, tai jo net nekūliamo Jo. Suvarėm ir viskas. Čia to rapso bus labai daug. Aišku, jau buvo sudaiginta, ar ne? Kažkiek tai buvo. Jo, buvo jau žaliavo pilnai. Bet dabar realiai jau yra tas momentas, kada gražiai lenda kviečiai ir labai tinkamo dydžio yra rapso pabiros. Tai iš esmės pats tinkamiausias momentas dabar yra panaudot dirvinius rudeninius herbicidus. Tai, ir kokį gylį čia turi, beveik viskas. Idealiai. Standartiškai. Žinai, kas su gyliu yra? Mes čia paskui pasidarėm, tik tais susitvarkėm, susėjama. Šičia irgi yra eilutė. Bet jinai užversta. Jinai yra užversta, mes paskui pasidarėm tokius, kad nutrauktų, nes čia dabar gylis bus, mes ją paseklinom tą visą eilę. Jo. Bet čia, giliau gausis. Tai čia, tai net rapsas dar nelenda normaliai. Tai čia gausis kokie 6-7 jau gal šitoj. Bet išlys. Dabar susitvarkys. Vis tiek 10 mm gauta, tai dabar pavienodins tą sudygimą ir dabar kada, kaip sakiau, pareidinėja patys pirmi kviečiai labai gražiai matosi, kad pareina į rapsas. O čia dabar, kai tiek augalinių liekanų komplytui yra kažkas? Iš esmės tai palei visus tyrimus ir darom komplytą bandymuose ir kur yra porimo ir poskutimo
ir netgi po to pačio nautilo ir galiu pasakyti, kad nėra realiai jokių skirtumų veikime. Aišku, kada mes turim labai daug augalinių liekanų, natūraliai ir tos piktžolės visiškai kitaip dygsta, ar ne? Bet tokiam lauke kaip šičia, ar ne, atrodo, kad tų liekanų yra daug, bet čia tikrai yra daugiau matome atviros žemės, kur patenka produktas ir puikiai sudengia. Tai va, Komplytui dabar šitom dienom bus tikrai pats panaudojimo laikas, nes panaudojimo laikas prasideda nuo 1 lapelio iki 3. Ir iš esmės pats svarbiausias momentas turbūt yra nesuvėluot, nes kada atsiranda problemos ir kada atsiranda nesuveikimai, tai tada, kada mes atvažiuojam per vėlai. Tai tada būna sudygusių daug piktžolių, tas pats rapsas, jisai turi greitesnį augimą negu kvietys, ar ne? Bet va dabar šiam momentui rapsai yra skilčialapiai, kviečiai turi vieną lapelį, tai yra pats tas momentas. Nuo vieno lapelio, kada lauke yra kviečiai, mes galim pradėti naudoti komplytą. Ir dabar, kaip minėjai, vakar 10 mm, visas paviršius yra drėgnas, savaitgalį vėl matom, kad ateina lietaus, tai momentas panaudojimui yra pats tinkamiausias. Ir dar vienas niuansas dabar, kada šiemet vėl dėl naujų reguliavimų valstybės ar ne daug bus siejama ir posėlių kviečių, tai dar svarbus niuansas yra tas, kad atkreipti dėmesį į posėlius pačius ir kad turėti švarę pradžią, ar ne, kaip va čia matom, ar ne, nors ir buvo posėlis, bet realiai nėra tų iš karto didelių kyšančių piktžolių, ar ne, nes turim turėti omeny tai, kad jeigu mes turėsim didelių piktžolių, tų pačių garstyčių, ar facelijų, ar grikių, ar ne, tų, kurie būna posėliuose, tai tokias didelės piktžolės, rudeniniai herbicidai, jie nesuveikia dėl to, kad visi rudeninių herbicidų principas yra veikimo būtent per mažas sudygusias arba bedygstančias piktžolės. Tai dėl to ir naudojimas komplyto yra pats geriausias biškį anksčiau. Kada turim vieną lapelį, tada yra idealus momentas. O susitvarkom su kokiam labiausiai problematinėm, ten smilga, visi tie? Jo, tai iš esmės pas mus yra portfelį 2 rudeniniai herbicidai, tai vienas daugiau skirtas ten, kur yra probleminių dviskilčių piktžolių mateno 2, ar ne, tai jisai labai puikiai tvarko tokias probleminės kaip daržinė žliūgė, matrelė, veronikos ir visos kitos plačialapės dviskiltės, o komplytas prie viso šito dar labai gerai naikina ir smilguolė tavo paminėta, ir pelinį pašiaušėlį, šito neturi savo laukuose. Dar neradau, neieškojau dar. Turi savo laukuose jau dirsės ar ne atkeliavusios, tai va, ta pati dirsė, smilguolė, miglė, pašiaušėlis, komplytas šitas piktžolės tvarko labai gerai. O panaudojimas dabar, tarkim, jeigu žmonės mėgsta po 100 litrų purkšt vandens ar 200 litrų yra? Iš esmės tai, kas liečia rudeninius herbicidus, ar ne, kaip minėjau, tai komplytas veikia per dirvožemį, ar ne? Tai mes turime padengti dirvožemį geriau, ne? Turi drėgną žemę būti. Jo, tai nėra... Viskas priklauso nuo sąlygų. Tai nėra tai, kad mes purškiam produktą kaip pavasarinė, ar ne, jau ant piktžolių esančių. Mes dabar purškiam daugiausia dirvožemį. Aišku, turim sudygusių piktžolių, ne, bet mes daugiausia purškiam dirvožemį. Ir automatiškai mes tą dirvožemį kuo geriau padengsim, mes turėsim geresnį efektą. Aišku, dirvožemio grumstėtumas irgi turi įtakos, tai šiemet buvo sausa, daugelis valavo, tas irgi yra į naudą, ar ne, bet toks dirvožemis, koks yra čia, su augaliniam liekanom, su nedideliais grumstais, čia viskas yra labai gerai iš esmės rudeniniui herbicidui tokiam kaip komplet panaudoti. Tai važiuosim dabar šiandien. Tai pusę litro, ne? Idealios sąlygos, jo, komplyto panaudojimo norma yra 0,5 litro.
Ir iš esmės... Nu tai va, realiai tokios jau pienės, tokios jau nebebe. Taip, čia yra geras pavyzdys, ar ne, va, kaip neturėtų lauke būti. Tai va, tokių piktžolių lauke neturėtų būti. Ir jeigu pastebėjot, kad pavyzdžiui jau pasisėjot, ar ne, bet dar niekas nėra sudygę, dar kviečių nėra sudygę, tai galima jo panaudoti glifosatą. Pavyzdžiui, Roundup Power Max yra registruotas panaudojimui būtent po sėjos iki sudygimo. Tai visada svarbu turėti švarų startą, nes va dabar, va, jeigu turėsim va tokių va piktžolių ir naudosim rudeninius herbicidus, tai galim nesitikėti, kad jie sunaikins. O dabar va, pamačiau va, Vikiai va visokie va dygsta jau. Taip. Čia iš dar praeitų turbūt dobilus. Tokie dobilai vėl, ar ne, va, ką mes turim, pats supranti, ar ne, tai yra stiprus augalas, ar ne, jisai turi jau stiprią šaknų sistemą, ar ne, ir jisai yra stipriai įsitvirtinęs. Va, tai čia galioja lygiai tas pats, ar ne, kad mes turim turėti švarų startą, va, dėl to va, glifosato panaudojimas būtent prieš sėją, aišku, geriausiai, jeigu nepavyko prieš sėją ir matot, kad kviečiai dar nesudygė, galima panaudoti Roundup Power Max ir prieš sudygimą, nes tam jisai yra registruotas. Nu, čia nespėjom buvo, turbūt čia kaip visada, žinai. Kaip visada. Jo, pirmi laukai sėjos, tai čia. Dar kiti laukai, kur yra nesudygę, sakau, galima pasitikrinti ir pasižiūrėti, ar ne, nes va, vėl. Jo, važiuosim, turim po Facelijos, tenais laukai, grinai ten yra smėlis, net dirbti nenorėjom, tai tą smėlį pasiėmom, šiandien dabar dar nuvažiuosim patvarkyti. Vyrutė! 2 kartai skusta laukas. Žiūrėk, dar vienas. Tai dar vienas, pažiūrėk. Gavo drėgmės. Gavo drėgmės. Net ir 2 kartai skusta. Prieš tai irgi buvo, čia laukas 2 kartus sustripketų buvo dirbtas dėl to skutom dėl nelygumų visų, bet va. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad pernai metais mačiau atvejų, kur žemė yra mažiau dirbama, buvo pasėti ankstyvi žieminiai miežiai ir žieminius miežius nesitikė, ne, kad šliužai galėtų suvalgyti. Ir jie įlenda ir gemalą išėda to kviečio. Ir kas svarbiausia, ūkininkas atvažiavo, pasitikrino, kaip ir va, dabar va, ar ne, matom, va, kyšo javo lapelį, atrodo viskas gerai, ar ne, va tokia va situacija. Ir po to sugrįžta po geros savaitės dar vėliau purkšti jau rudeninį herbicidą, ar ne, o ten nebėra javų. Aš turėjau, kada tiesiogiai turėjom pasėję ir prastai eilutės užsidarė, molis buvo ir jie tose eilutėse, žinok, susėdė ir ėda kiaurą parą ten tos kviečius. Nu, bet nieko, kūliam dar ten tų kviečių nebuvo, ten labai, matai, kviečių, kai dasėjęs ten 3,5 milijono, yra visai kitaip, jie tiek nesuėda. Jo. Bet kai rapsas, tai... Bet yra, sakau, atveju, mačiau tokių atvejų, kad ir javus šliužai suvalgo, tai va... Negalima, ne, neįsivaizduoju čia. Dar ramiai gyventi net ir javuose. Ir dar vienas dalykas, ką reikia paminėti irgi dėl komplyto, tai kaip pas tave šį pavasarį ėmė mėginius atsparumam nustatyti, ar ne, nes įtarėm, kad gali būti kai kurių veiklių medžiagų jau išsivystęs atsparumas, tai būtent komplytas yra tas produktas, kurį naudojant galim naikinti tas atsparias piktžoles, tai vienas dalykas, ar ne, o kitas dalykas yra tas, kad tiesiog neleisim priprasti tom piktžolėm. Nes visi tie pripratimai atsiranda, kada netinkamų laikų panaudojam, vis tiek kažkiek tos medžiagos paima, jisai nenumiršta. Netinkamas laikas yra vienas dalykas, kitas dalykas, kada anksčiau buvo tiesiog įprasta praktika, ar ne, nepurkšti rudenį, palikti viską pavasarį. Iš esmės pavasarį atrodo, kad mes tų herbicidų pavadinimų turim labai daug, ar ne, bet kada pradedi analizuoti ir analizuoji tų herbicidų veiklės medžiagas, realiai yra 2-3 veikliosios medžiagos, kurias mes visada pavasarį duodam, ar ne. Ir
ateina šalnos, ateina vėsus orai, ar ne, herbicidam veiks sunkiau, piktžolės vis tiek auga ir iš tokių sąlygų atsiranda piktžolėm galimybė išsivystyti tą atsparumą, nes visada yra tas pats naudojimo, tos pačios veikliosios medžiagos metai iš metų, ar ne, ir piktžolės vystosi atsparumą, tai rudeniniai herbicidai kaip komplytas būtent ir užkerta kelią šitam, nes veikia visiškai kitaip, absoliučiai kitaip. O klausyk, dabar jeigu dabar pertrauks tave, bet panaudojus, tarkim, po 3 lapelių, turim, pavyzdžiui, situaciją, kur yra, čia pas mumis gavom lietaus, ne, bet kur yra bele kaip sausa, ar geriau kelt į vėliavesnį laiką, ar vis tiek purkštis, ten didintis vandens normą, ar lauk to lietaus, ar iš viso persikelti? Iš esmės, komplytui pats geriausias panaudojimo laikas, kaip šnekėjau, yra kuo anksčiau panaudosi, tuo geriau. Dėl ko yra tie apribojimai, ar ne? Tai vienas dalykas, pats svarbiausias yra tas, kad kaip minėjau, sudygusių piktžolių neturi būti didelių, ar ne? Jeigu mes laukiam vis toliau, ar ne, tai įsivaizduok, dabar kviečiai pradeda lysti, pas tave rapso čia yra tikrai labai daug, ar ne, bet rapsas dabar yra skilčialapių tarpsnį. Jeigu mes palauksim dar savaitę, rapsas jau turės pirmą lapą, leis antrą lapą, ar ne? Jeigu mes palauksim dar, tai rapsas turės jau ir 3 lapelius. Tokį rapsą ar kitas piktžolės, ar ne, nes ir tos pačios smilguolės ir miglės, jos irgi startuoja rudenį. Tai jeigu mes atvažiuosim ant jų jau kada jos yra sudygę ir kada jos yra jau paaugę, tai to efekto gero nebus. Nes, kaip minėjau, komplytas būtent daugiausia veikia per dirvožemį. Aišku, tokias piktžolės kaip dabar rapsas, kuris yra sudygęs, irgi sutvarkysim, nes jis nėra per augas. Žodžiu, tai pusę litro komplyto. Pusę litro komplyto ir važiuoti, kai kviečiai turi 1 lapelį. Pradėti nuo 1, paskui jau kada baigsit, tada jau iki 3 gali. Bet esmė, kad taisyklė paprasta, kuo anksčiau, tuo iš esmės yra geriau, nes gausim geresnį efektą.